Sveiki, brangus draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Geroji kova. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos Viešpats, teisingasis teisėjas, ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant. 2 Timotiejaus 4 skyrius 7-8 eilutės. Per visą savo ilgą tarnavimą Pauliaus ištikimybė gelbėtojui nesusvyravo. Kur jis bebūtų buvęs, ar priešais rūsčius fariziejus, ar Romos pareigūnus, ar priešais įniršusią minę Lystroje, bei sugniuždytų nusidėjėlių Makedonijos kalėjimo požemiuose, ar kalbėdamas su panikos apimtais jūreiviais skęstančiame laive, ar vienas stovėdamas priešais Neroną ir gindamas savo gyvybę, jis niekada nesigėdėjo to kelio, kurį pats skelbė. Vienintelis jo krikščioniško gyvenimo tikslas buvo tarnauti tam, kurio vardas kadaise jam kėlė panieką. Šio tikslo išsižadėti nesugebėjo priversti nei pasipriešinimas, nei persekiojimai. Pauliaus gyvenimas buvo pavyzdys tiesų, kurių jis mokė, ir čia glūdėjo jo jėga. Jo širdis buvo pripildyta gilios atsakomybės, jis dirbo artimai bendraudamas su tuo, kuris yra tiesos, malonės ir teisingumo šaltinis. Žengiant į priekį per pasaulio bejėgiškumą ir jo priešų pasipriešinimą, meilė gelbėtojui buvo tas neblėstantis motyvas, kuris palaikė jį kovoje su savimi ir su blogiu. Ko bažnyčiai reikia šiomis sunkiomis dienomis, tai kariuomenės darbininkų, kurie kaip Paulius išmoko būti naudingi, turi gilų patyrimą su Dievu ir yra pilni uolumo bei užsidegimo. Reikia pasišventusių ir pasiaukojančių žmonių, nevengiančių išbandymų ir atsakomybės, drąsių ir ištikimų, kurių širdise Kristus yra šlovės viltis ir kurių lūpos yra paliestos šventos ugnies. Ar mūsų jaunimas perims šią šventą atsakomybę iš savo tėvų rankų? Ar jį ruošiasi užpildyti tuštumą, atsiradusią po ištikimojo mirties? Ar bus atkreiptas dėmesys į apaštalo paliepimą, išgirstas kvietimas priimti atsakomybę, nekreipiant dėmesio į savanaudiškumą ir ambicijas, kurios tyko jaunimo? Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.